galima atpalaiduoti keliais būdais. Pirmiausia, aišku, jeigu jūs turit kokį klasės draugą ar draugą, kuris jums lengvai pamasažuos, tai yra labai gerai. Tačiau jeigu mes neturim tokios galimybės, būtina pajudinti. Ir tai yra labai paprasti judesiai. Pajudinant trumpai, iš karto jaučiam, kad sąnariai juda. Pečiai yra labai svarbus mūsų sąnarys, kuris yra labai ypatingas, kadangi jis praktiškai yra pakabintas ore. Nėra kaulo, kuris sujungia mūsų pečius. Tai jį reikia ir saugot, ir būtinai judinti tiek, kad būtumėm ilgiau išliktumėm žvalūs, energingi ir sveiki. Žinoma, lankstumas visą laiką gerai ir visą gyvenimą lankstumą reikėtų lavinti vien dėl to, kad kai tu ilgai sėdi ir mokaisi, tu visą laiką esi statiškas ir svarbu išjudinti savo organizmą, kad pagerėtų kraujo apytaka. Kai kraujo apytaka pagerėja ir mąstymas ir tada lengviau dirbti. Labą dieną, mokiniai. Šiandien vėlgi atliksime keletą pratimų. Pirmas pratimas bus mūsų stuburui. Pagerinti tiesiog dėl stuburo lankstumo, mobilumo. Taigi, atliksime pratimą sėdint. Atsimenam, taisyklinga laikysena. Kiekvieną kartą aš jums vis šneku, bet turbūt gal jums ir atsibodo, bet tai yra labai svarbu. Atsimenam mandarinai. Jis turi būti smakras žemyn nuleistas ir čia tarp krūtinkaulio ir smakro. Susiraskit tą vietą tokią išilgintą pakaušį išlaikom. Laikom mandariną, šonkaulius nuleidom žemyn, laikom pilvo raumenis aktyvius, ar ne? Pečiai turi būti šiek tiek numesti į priekį ir ilgas nugarinis kaklas. Ir kas? Bamba pritraukta prie nugaros, pilvo raumenis aktyvus. Pakelsim rankas į pečių aukštį, jas išlaikysim. Ir dabar įsivaizduokite sėdim, nugara, kad prispausta būtų prie kėdės atlošo, turbūt jūsų kėdės irgi yra su atlošais kaip ir mano. Ar ne? Tai atsisėdam prie kėdės atlošo, prispaudžiam nugarą kiek išeina. Jeigu nėra atlošo, tada sėdim, įsivaizduojam, kad yra atlošas. Ir slankstelį, paskui slankstelį, pradedant nuo galvos, lenksimės pirmin, bet vyniojant nugarą į priekį. Pažiūrėkite mane vieną kartą. Įkvepiu, pakaušis, kaklas tolyn judu į priekį, įkvepiu ir iškvepiant dabar nuo čia, atbulinė tvarka, sugrįžtu. Mūsų stuburas kaip koks gyvačiukas, jisai turi slankstelį, paskui slankstelį vyniotis ir grįžti paskui slankstelį, paskui slankstelį atgal. Nes stuburas turi atskirus slankstelius ir tie raumenukai visi jie gali taip dirbti, kad jisai taip judėtų. Taigi darom kartu. Pilvas prie nugaros, ilgos rankos ir pradedam nuo galvos. Galva, kaklas, lanku juda į priekį, įkvepiam ir iškvepiam, grįžtam, slankstelį, paskui slankstelį, sugrįžtam, įkvepiam. Galva, kaklas, lanku pirmin, įkvepiam, iškvepiam, iš lėto, slankstelį, paskui slankstelį, sugrįžtam. Ir vėl juda galva, pirma, kaklas, slankstelį, nugaros, tempiam visą nugarą į priekį ir iš lėto sugrįžtam atbulinę tvarką. Tik nekelkit pečių aukštyn. Dar keli kartai. Įkvepiu, pakaušis, kaklas, tolyn, atitraukiam mentes. Įkvepiam ir iškvepiant iš lėto, sugrįžtam. Keli kartai dar. Įkvepiu, galva, kaklas, lanku, pirmyn, ilgos rankos. Įkvepiam, pilvą laikom ir iš lėto, grįžtam. Ar išeina jums vyniot stuburą slankstelį, paskui slankstelį? Manau, kad išeina. Tai 2 kartus pakartokim dar gerai. Galva, kaklas, lanku, pirmyn, įkvepiam. Iškvepiam, grįžtam. Ir paskutinis kartas. Įkvepiu, pakaušis, kaklas tolyn tempiamės, pečių nekeliam į viršų, įkvepiam ir iškvepiam, iš lėto, sugrįžtam. Gerai, šaunuoliai, sekantis pratimas bus taip pat pilvo raumenim pastiprinti. Sunerkim pirštus, pakaušį atremkim į delnus, ar ne, ir stenkimės vėl ilginant nugarinį kaklą, išlaikyti citriną. Ir dabar lenksimės į vieną pusę, iškvepiant, alkūnę viršutinę keliam aukštyn į lubas, tempiam visą šoną šitą, įkvepiam ir iškvepiant sugrįžtam. Lenkiamės į kitą pusę, nenukriskit nuo kėdės. Mūsų klubai abudu turi būti vienoj linijoje išlaikom. Ir lenkiamės iškvėpimo metu, alkūnę keliam į viršų ir iš lėto sugrįžtam.
Mūsų vienos pusės raumenukai stiprinasi pilvą, kitos pusės tempiasi visas šonas. Bet labai svarbu, nebūkit išsirieti ir nebūkit susikūprinę ir neišlaikom ilgą stuburą. Iškvepiant lenkiamės, įkvepiam grįžtam, iškvepiam lenkiamės į kitą pusę, įkvepiam grįžtam, iškvepiam lenkiamės, įkvepiam grįžtam. Po smakru turim dar mandariną. Išlaikom. Laikom pilvo raumenis labai aktyvius irgi, kad neišsipūstų pilvas. Į šoną. Grįžtam, įkvepiam. Iškvepiam į kitą pusę. Įkvepiam, grįžtam. Iškvepiam į kitą pusę. Įkvepiam, grįžtam. Dar vienas. Lenkiamės. Grįžtam. Ir paskutinis lenkiamės. Ir grįžtam. Nuleidom rankas. Ir vieną pratimą dar, kurį padarysim, tai bus vėl pečiams, kad atpalaiduot, nes būna ilgai sėdė mokykloje ir ne, tai paskausta ir kaklas įsitempia. Tiesiog atpalaiduot pečiams ir taip pat pastiprinti rankų raumenis. Ištieskit rankas į priekį. Dabar sulenkiam visi rankas, jos lieka prieki, bet pečių aukšti. Delnais nurodom kryptį, kur rankos judės ir ištiesiam ilgas rankas aukštinių lubas ir šonkaulius nuleidę žemyn, nuleidžiam rankas. Visą laiką šonkaulių kraštai, ar ne, susiraskit, pasitikrinti, ar turim, jūs tikrai tik visi turit. Šonkauliai arti klubų, ar ne, lenkiam. Tiesiam rankos ilgos, ypatingai šonkauliai lieka nuleisti, kai rankos kyla aukštinių lubas, leidžiam rankas, lenkiam. Keliam aukštyn, ištiesiam ilgas rankas ir prieki savęs. Ir vėl sulenkiam, delnais nurodom kryptį, kur rankos judės, ištiesiam ilgas rankas ir nuleidom. Nepamiršot kvėpuot, kvėpuojam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Dar kelis kartus lenkiam rankas, nurodom kryptį, ištiesiam ilgas rankas, nuleidom prieki savęs, lenkiam, kvėpuokit, nuleisim aukštyn, kai ištiesim prieki savęs ir vėl lenkiam, nurodom kryptį, tiesiam rankas prieki savęs ir paskutinis kartas lenkiam, nurodom kryptį, tiesiam prieki savęs. O dabar tą patį pratimą padarykime, tik viena ranka pradės vienu judesiu greičiau negu kita. Pabandom, šiek tiek turės padirbti ir mūsų smegenys. Ištiesiam rankas, lenkiam, nurodom kryptį, tiesiam, nuleidom, lenkiam, nurodom kryptį, tiesiam, nuleidom. Viena ranka pirma pradeda, lenkiam, nurodom kryptį, tiesiam, nuleidom. Kaip jums sekasi? Gaunas šitas pratimas ar nelabai? Turbūt jau rankos daro bet ką, bet aš manau, kad jums puikiai išėjo. Taigi jums namų darbam bus šitas pratimas. Viena ranka greičiau pradeda vienu judesiu negu kita, ne? O kai išmoksi dešinę ranką greičiau pirmą pradėti nei kairę, tai tada išmokite atvirkščiai kairę pradedant. Taigi jums namų darbams iki sekančio mūsų susitikimo. Ate, ačiū jums labai iki sekančio karto. Mes norime!